Visi keliai veda per Varšuvą, Čiurlionio studijų miestą. Karšta ir daugybė žėrinčių akcentų. Lyg pati Taylor Swift būtų atvažiavus. Čia mūsų laukia susitikimas. Regis žvaigždžių valanda. Alio? Labą rytą. Kur jūs toli esat? Mes šalia jūsų adreso. Taigi susitinkame su Stasiu Eidrigevičiumi, daugiau nei 40 metų gyvenančiu Varšuvoje, kur pasak Stasio, palyginus su Lietuva, gyvenimas greitesnis. Labą dieną. Čia rodo žingsnius, o čia laiką. Toks dialogas. Jisai yra išėjęs į anapilnį, aš dar gyvas. Sakau, žinot Čiurlionį? Galvoju, atidariau jų žaizdą. Rysunki įdau kiepsko. Piešiniai eina blogai. Čiurlionis duso buržuazijos aplinkoje. Aš nutirpau. Sustoti yra menas. O gal dar. Stasisu. Negadink akių, užpūsk lempą į gultį. Čiurlionis iš kito pasaulio. Stasys iš kito pasaulio. Nu va, labai gražiai atrodo, kaip į parodą. O kaip Stasys pats paprastai prisistato? Suploju. Tiesiog žmogus su lagaminu. Iš to lagamino išeina 4 keliai į 4 pasaulio pusės. Antras dublis. Stasys Eidrigevičius, Varšuva. Rugpjūčio kelintą šiandien dieną. Ką veikia lietuvių menininkas Varšuvoje ir kaip jis susijęs su Čiurlioniu? Prašau. Čia vieną kartą varna mane užpuolė. Sėdėjo varna ir čia toks varniukas buvo. Ir galvoju, išsimsiu telefoną, nufotografuosiu. Ta varna šoko man ant galvos. Aš tada supratau, kad čia jaunas vaikas, jinai gynė vaiką. Bet čia buvo nuotykis ir paskui tos varnos krankė. Tokie krankimas, tokia lyg karo pranašystė, tokie negeri balsai. Vienas įdomiausių menininkų, absoliučiai savitas ir atpažįstamas ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir pavyzdžiui Japonijoje, simbolizmo, siurrealizmo, o gal tiesiog stasizmo atstovas. Va, čia viena kėdė, čia antram. Gimęs Lepšių kaime Panevėžio rajone, paskatintas braižybos mokytojo, Stasys išvyko mokytis į Kauną, odininko specialybės. Vėliau įstojo į Vilniaus dailės akademiją, grafiką. Padarysiu jums kavos. Žinot, pas mane čia buvo viskas labai studentiškai. Aš stengiausi, kad čia būtų kažkas tokio bendro, kad ir taurė, ir šakutė, ir kad žmogus ir kažką išgeria, suvalgo, kad eina, neša, kažko trūksta. Nu va, labai gražiai atrodo, kaip į parodą. Čiurlionį ir Eidrigevičių sieja ne tik technika, pastelė, pieštukas, akvarelė, spalvinė gama, bet ir simboliai. Palaukit, jeigu jums reikia šviesos, dar ją padidinsim iš tos pusės. Reiškia, tas nuotykis mano su Čiurlioniu prasidėjo nuo šitokio piešinuko. Vieną kartą nutariau važiuoti į Druskininkus. Paskui, reiškia, jo tas ženklas M. Čiurlionis, paskui ten ir buvo toks ratelis, aš visada kažkur tarp tokių paprastų daiktų sujungiau liktais tokį stasišką veidą. Paskui gimė, reiškia, tokia kaukė, plakato atsirado. Visur vis tiek dominuoja tos 3 raidės ir tas mano veidas, reiškia. 3 raidės ir jisai, vėl 3 raidės. Pasivaikščiojus po Čiurlionio tėvų namus Druskininkuose atsirado naujas postūmis parodai Omaž Čiurlionis – pagarba Čiurlioniui. Specialiai šiai parodai buvo sukurtos ir eskizinės knygelės. Ir kaip? Jau čia, matot, atidarai ir jau čia aplink jo piešinius paišau aš, reiškia. Jo šitie eskizai čia atspausti, o mano jau yra originalas. Ir čia susidūrė toks
toks reiškinys labai įdomus. Paprastam žmogui čia nelabai suprantamas. Eskizinė knygelė Čiurlionio atspausdinta, o ant tos atspausdintos Stasys paišo. Muziejai darsai. Paskui va čia rašau Monė. Jau čia įsipildo piešiniai iš vienos parodos, iš kitos parodos. Bet čia yra įamžintas ir laikas. Čia va, yra ne tik rašuvis, o čia marato nėra. Yra toks ir žaidimas, čia yra dialogas, čia yra tavo labai autentiškas toks pašnekesys, toks dialogas. Vat jis ir aš, jisai yra išėjęs į anapilnį, aš dar gyvas. O pavyzdžiui, čia buvau pily, įsivaizduokit, va Šato Boel. Bet ten, žinot, žmonių nebuvo, šalta, pilna pelių, pavyzdžiui, tos pilies langas, toks langas, beveik kaip šitas, matot, kaip mano langas. Bet čia va susiduria du dalykai, reiškia, to, ko nėra pas jį, yra pas mane. Ir taip pat daug yra tokių dailininkų dialogų, kiekvienas turi kažką savo. Ir tas dialogas tada yra labai gerai vystosi, nes, pavyzdžiui, labai ir bendrai pasauliniai dailiai labai mažai kas kreipia dėmesį į veidą. Va šitas piešinys, va čia ant tos plėvės, matot, celofaninės plėvės. Čia yra piešinys. Tai yra... Va ant tokių. Ponia, paimkite ir ištempsime mes į... Va, čia bus toks vaizdas gyvas. O, briedis. O, iš tos pusės ateikite, ponas, filmuoti. Matot, va, sibuoja. Vat linija. Žmonės kartais tą liniją labai pamylę ir ją labai vertina. Aš duokite, o taip, va, žiūrėkite. O, aš galiu taip laikyti. Va, matot, va, dar gerai. Matot, va, žvėrelis. O. Japonijai buvo toksai beveik pokštas. Aš nuvažiavau, ten buvo tarptautinė meno trienalė. Ir aš nupiešiau ant namo sienų, ant tokių, medinių, tokių, nupiešiau piešinius, panašius, va tokius. Ir paskui su pastelė. Ir paskui sakau, va jau nupiešiau. O sako, mes dabar tas plokštės, va, kur jūs nupiešėt, sako, mes su šitą plokštę apsupsim medinį namą. Sakau, namą apsupsite? Tai sakau, reikėjo piešti va, su kažkokiu tokiu, o aš su pastelė. Ir aišku, apsupo ir paskui lietus nuplovė. Va, čia toks buvo pokštas. Bet paskui japonų klausė, sako, kas atsitiko su to piešiniu? Sako, ir nuplovė lietus. Sako, gal taip ir reikėjo. Tai būna mene, kad yra toks dalykas, kur išnyksta. Jo nėra. Taip kaip gyvenime. Žmogus yra ir jo nėra. Ar galima Čiurlionį vadinti išsipildžiusiu menininku? Jeigu, pavyzdžiui, dailininkas tikrai vertingas, tikrai sukuria įdomius dalykus, be galo autentiškus pasaulinių reikšmės darbus. Ir jeigu nėra to tik vieno žmogaus, kuris tą pastebės, kuris praneš tą žinią toliau, ar ten į parodą, ar straipsnį, ar panašiai, ir jis lieka vienišas. Jisai lieka ir nesuprastas ir vienišas. Čia yra laimės dalykas. Ką sutikai, ką susipažinai, kas tuos darbus pamatė. Suprantat? Čia visur yra toks dalykas. Pavyzdžiui, mano į parodą buvo atvažiavęs toks Józef Grabski. Józef Grabski iš Krokovos, jis yra meno istorikas ir jis buvo atvažiavęs į Panevėžį. Aš labai norėjau, kad panevėžiečiai ten kažkaip užkalbintų, pakalbėtų, bet ten nebuvo tokio žmogaus kaip dabar, kuris nepaėmė jokio interviu. Kas pamatė, kas pažiūrėjo, kas pranešė tą žinią. Va tas žinios nešimas. Va čia yra labai svarbu. Kartais menininkai atrandami tik po mirties. Liudviko XIII laikų tapytojas Georges Duletor menotyrininkų buvo pastebėtas tik po 300 metų. Šitokia knyga. Aš labai retai dabar perku knygas, bet reiškia, kartais perku.
Ir įsivaizduokit, va šitą knygą nusipirkau. Žinau kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, jis buvo pripažintas po 200 ar 300 metų Prancūzijoje. Įsivaizduokite. O čia irgi viską daro tie meno istorikai. Bet va šitas, ir jis toks man artimas, pavyzdžiui, kaip ir, galima sakyti, ir Čiurlionis, ir Rembrantas. Ir reiškia, tas žmonių va toks paprastumas. O čia esu koliažą padaręs su šito darbu. Nes aš kartais, žinot, koliažą kaip darau. Paimau reprodukciją, įvedu kažkokį savo motyvą, iškerpu ir panašiai. Čia irgi toks, galima sakyti, dialogas su tuo dailininku. Kai buvau Druskininkuose Čiurlionio muziejuje ir tas pianinas, ir ten kiekvienas daiktas, kuris kabo ten, atrodo, gerai, kad esu, gerai, kad matau. Ir paskui, žinot, kai buvo mano paroda ten, tai aš padariau tokį performansą. Ir aš iškirpiau tokias apskritas geltonas saulės. Į daug tokių saulių iškirpiau. Ir paskui performansas buvo toks, kad aš priėjau prie to paveikslo, tas saulės pridėjau ir paskui pradėjau lankytojams dalinti po saulę. Ir žmonės tokie buvo nustebę, bet taip giedrai, gaunu saulę, liktai iš Čiurlionio paveikslo ir taip visi buvo laimingi, gauna saulę, nieko čia to daro ypatingo, bet tokia akimirka, laimės akimirka. Pasak Eidrigevičiaus, Čiurlionis Europoje daugam dar neatrasta žemė. Jo nežino net ir žymių muziejų kuratoriai. A bendrai, kai aš keliauju po pasaulį, pavyzdžiui taip, Šveicarija, parodos atidarimas, paskui kava, pavaišinimai, ir tada gali pašnekėti, čia sėdi direktorius, čia kuratorius ir taip kalbam. Sakau, žinot Čiurlionį? Jis taip klauso. Sakau, nežinot? Ne. Paskui kitų kalbų, kitas irgi nežino. Galvoju, ir direktorius, ir kuratorius nežino. Paskui sakau, o jūs čia meno istorijoje apie rytų meną turit pamokos apie kas dedasi čia? Ne, neturim tokio. Reiškia, galvoju, atidariau jų žaizdą. Reiškia, jie meno istorikam nėra apie šitų mūsų kraštų, nėra dėstama. Nėra dėstama. Galvoju, Stasys turi tą nosį, išuostė jų problemą. Jeigu, pavyzdžiui, pasakai Čiurlionis, jeigu jis nežino, tai ką jis daro, pavyzdžiui, Japonijoje? Iš karto, ir aš su studentais taip darau. Paklausiu, ar žinot, kur yra Lietuva? Jie miglotai žino. Ar žinot, kur yra Vilnius? Miglotai žino. Reiškia, informacija iki jų eina labai keistai. Žinot, labai keistai. Vakar, žinokit, važiuoju tramvaju, čia einu į parką, tiek daug žmonių. Galvoju, iš kur tiek žmonių? Man nebesinori į parką eiti. Bet ir tokios merginos, čia apsinuogino, šios viską įsipuošusios raudonai, žaliai, čia įsidažęs. Galvoju, kas čia yra, palauk. Čia kažkas turi būti. Ir aš važiuoju į tą parką, grįžtu iš parko ir iš ten daug žmonių važiuoja. Taigi šitą Swift. Ir juos tą jėgą traukia. Kažkas tą legendą, čia sukurta legenda. Ir mene taip yra, visur gali sukurti legendą. Ir atvirkščiai, gali dailininkas pragyventi tyloj ir užmirštas. O čia sunku bus perskaityti. Rysunki įdom kiepsko. O, tą supratau. Rysunki įdom kiepsko. Piešiniai eina blogai. Rysunki įdom kiepsko. Stasio rankose Čiurlionio rašytas atvirukas, mintis. O dabar laikas pasteliams. Žiūrėkite, kiek čia tūkstančiai tų pastelių. Kartais atrodo, kad tu nori tų daug spalvų, bet kai tu dirbi, tai rasti tą atspalvį, kol tu jį pamatai. Pavyzdžiui, paimsime. Gerai, tai pavyzdžiui, Čiurlionio inicialai pagal Stasį.
noriu jums parodyti, va, kaip ir pastelė, kaip ir trupa, kaip ir viską. Mes improvizuojam, dar aš jums parodysiu vieną piešinį, padarysiu. Pastelė palieka savo pėdsaką, ką reiškia pastelė minkšta. Jinai turi kalbėti su popierium, suprantate? Jeigu popierius atitinkamas, tada bus ir pastelė atitinkama, ir reiškia, darbas eis į priekį. Ir taip jau būna, kad dailininkas turi žinoti, kada sustoti. Sustoti yra menas. Reiškia, daug dailininkų galvoja, o Jėzu, dar darbas nebaigtas, o gal dar. Reiškia, visas yra menas, va, tas suvokti, kada sustoti. Aš čia, žinokite, Panevėžy turguj. Va, šitą knygelę radau. Aš niekada jos nebuvau matęs. Galvoju, ten 1 euras gal ar kas buvo. 74 metai, o aš baigiau 73 meno akademiją. Galvoju, vis tiek įdomu, čia reikia pažiūrėti, čia jo gyvenimas parašytas, viską. Ir aš radau, čia, dar buvo socializmas. Čia jau parašyta yra nesąmonė. Žiūrėkite. Čiurlionis duso buržuazijos aplinkoje, be jo menininko žvilgsnis visad buvo nukreiptas į neregėtus tolius, kurie turėjo jį ištraukti iš kiauliško gyvenimo balos. Kaip jūs tau žiūrėkite. Aš nutirpau. Nustepau. Žiūrėkit, nesėjau, dabar Panevėžy, kai buvau, šiurpas eina, matu per ranką. Ir kas jie parašė? Gaudrimas ir Savickas. Augustinas Savickas galėjo tai parašyti? Nežinau. Mylimas jau išvažiuoja tolimų savo kelių. O dabar apie pasaulinį pripažinimą. Arba, pasak paties Stasio, kitą pasaulį. Tolimų savo kelių. Ištraukiau tokį albumą Europos iliustracija 82-83. Aš atvažiavau į Lenkiją 80 metais. Nieko čia nereikia laukti, paėmiau keletą darbelių, įdėjau į voką ir įsiunčiau į Londoną. Čia buvo 7 žiūri nariai, priėmė mano būtent tos 3 darbus. Jeigu ne Varšuva, reiškia, mano biografija atrodytų visiškai kitaip. Reiškia, kai nusiunčiau tos darbus, tokie tamsus. Tokios iliustracijos, čia žmogus ir laivai, ir kas dedasi pasaulyje, ir čia, aišku, iliustracija, bet čia yra žiūri, atrinkta geriausia Europos kūriniai. Įsivaizduokite, matote, čia visur yra daug linksmesni darbai, daug įvykio, daug tokio piešinio, daug spalvų, daug visko. Ir staiga toks niūrus, atrodo, toks visiškai, kaip pasakyti, iš kito pasaulio. Ir kas jungia mane ir Čiurlionį? Čiurlionis iš kito pasaulio. Stasys iš kito pasaulio. Ir jeigu tu nori, jį priimk. Jeigu tu ne, ne. Su Stasiu keliaujame į Varšuvos centrą. Jis sako niekur neišeinantis be pieštuko, bloknoto, eskizų knygelės ar plunksnos. O tos plunksnos, žinot, pirktos Panevėžy, kai tokioj dėžutėje už 5 kapeikas gal buvo 300 plunksnų. Aš labai mėgstu rašyti laiškus, tik tai nėra kam. Dabar nėra kam. Gerai, einam ieškoti, kurin gali būti. Pavyzdžiui, kepurė pasidedam. Mano skirbelė iš Lepšių kaimo padaryta, iš Šiaudų pats padariau. Lėlė pasislėpė. Negalime išeiti ir be talismano. Čia iš Van Gogo muziejaus, čia iš Meksikos.
Va tą, šitą. Nu, jūs radot, matot. Nu, va, ta pati. Vieną kartą buvo Paryžiui, labai įdomiai buvo Japonės, dvi Japonės buvo, jos taip prieina prie manęs, sako, jūs dailininkas, sakau, dailininkas, jinai sako, Stasisu, o japonų kalboje mano vardas skamba Stasisu. Sakau, jo, aš esu Stasisu ir atpažino. Kai aš dabar nuvežiau į Panevėžio muziejų šitos apie 500 straipsnių iš viso pasaulio, kas buvo rašyta apie mane, ir ten 1/3 yra galbūt Japonijai. Ir čia yra labai įdomu, kad daugiausia rašė lietuviai, lenkai ir japonai. Stasisu reiškia yra lizdas, žvaigždė ir knyga. Japonijoje Otaru mieste veikia 2 tapytojų muziejus – Hiroko Mori ir Stasio. Stasio Eidrigevičiaus kūrinių yra ne tik Lietuvos ar Lenkijos muziejuose, bet ir Britų muziejuje Londone, Modernaus meno muziejuje Niujorke, Vatikano muziejuje ar Nacionalinėje bibliotekoje Vašingtone. Panevėžyje neseniai atidarytas modernus Stasys muziejum. Kažkada iš okupuotos Lietuvos išvykęs menininkas Varšuvoje tikėjosi rasti daugiau laisvės, bet vietinė inteligentija buvo atsargesnė. Stasy, tu išskridai iš mažesnio narvelį į didesnį. Čia dar buvo, žinot, socializmo laikai. Reiškia, davė suprasti, kad tu atskridai, bet ne visiškai pilnai laisvą šalį. Netgi iš Metropolitan Museum of Art Niujorke gavau tokį laišką. Stasy, gavau jūsų pakvietimą, aišku, neatskriskiu, bet jūsų pakvietimas toks gražus, jūsų tą pakvietimą kabinu virš savo darbo stalo. Ir čia buvo ir gražu. Eidrigevičių galima vadinti ir performanso pradininku Lietuvoje. Jis sukūręs ir unikalų dailės žanrą, kaukes ir vadinamuosius sielvartus. Stasys sako, kad su Čiurlioniu jis sieja liūdesio ir pasakų motyvai. Su Eidrigevičiaus iliustruotomis pasakų knygomis užaugo ne viena vaikų karta. Stasys mintimis sugrįžta į gimtąjį Lepšių kaimą Panevėžio rajone. Ir mama niekada man gyvenime nepasakė, aš tave myliu garsiai ir niekada nekomentavo jokio mano meno. Pažiūrėdavo, tik sakydavo, negadink akių, užpūsk lempą įgulti. Apie gimtąjį kaimą Stasys parašė poemą Giedanti gaidžio galva, Rytų aukštaičių tarme. Sėdim su sesėm nuleidę galvas, tai aukštaitiškai būtų sėdim su sesėm nulaidę galvas. Dialogo pabaiga. Beliko su Čiurlioniu galbūt patylėti. Čia tie du medžiai ir apačioje eina medžiai. Šakos tampa šaknimis. Va. Du medžiai. Va. Čia šaknis taptų. O. Ir šiandien atrodo yra 4. Taip. Teka saulelė rytuose, krinta rasa nuo šakų, mylimas jau išvažiuoja tolimų savo kelių. Lentynos buvo penklinė, obuoliai natos. Laumė, meilė, sėkmė. O Čiurlionio kapas čia. Jis jiems rašė, kad kai visi keliaus į Egiptą ar Afriką, štai kas nutiks. Čiurlionis turi gali atverti žmonėse tai, kas jiems savastingiausia. Yo me estaba reposando la noche como solía, nada soñaba con mis amores, que en mis brazos se dormía.
Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.